Taip, jie daugiau kaip pusę korpuso turi pranašumo. Taip, pirmas, toliau nesiryštų sakyti, ar tolimesnis, ar artimesnis. Taip, šios dienos varžybos artėja į pabaigą, lieka tik. Apdovanojimą vykdys Žalgirio bazės direktorius Jonas Petronis. Už pirmąją vietą apdovanojami LTSR rinktinės nariai Ričardas Varnas, Pavelas Bespavalas, Ričardas Kriukovas, Gediminas Nėrėjus. Jie apdovanojami pirmojo laipsnio diplomais, medaliais bei atmintinėmis dovanėlėmis. Ilgai skrapštis. Antrąją vietą iškovojo LTSR rinktinės nariai, kurios sudėtyje startavo Alfredas Kundrotas, Vidas Kupčinskas, Vaidas Vaitiekūnas, Vytas Gediminas. Jie apdovanojami antro laipsnio diplomais, medaliais. Trečiąją vietą iškovojo rinktinis ekipažas, kurio sudėtyje startavo Drungilas, Timinskas, Bilevičius, Buslavičius. Jie apdovanojami trečiojo laipsnio diplomais bei medaliais. Taip pat apdovanojami šios rungties nugalėtojų treneriai. Tai Juozas Stropus, Juozas Edvinas ir Mykolas Rudzinskas. Minėtojų trenerių auklėtiniai tapo šios rungties nugalėtojais.